Sveiki visi. Ačiū, kad žiūrite mano video ir jūsų vis daugėja. Ir šiame video jums parodysiu, kaip nusipinti štai tokią apyrankę iš dviejų spalvų. Vienoje pusėje vienos spalvos gumytės, kitoje pusėje kitokios spalvos gumytės. Taigi mums reikės dviejų spalvų gumyčių, ragatkės ir kabliuko arba vašelį. Šią apyrankę gaminu iš geltonos ir mėlynos spalvos gumyčių, o dabar darysiu iš tokios rožinės ir iš skaidrių, kurios saulės šviesoje keičia spalvą. Taigi imu ragatkę, imu vienos spalvos gumytę, ją apsuku aštuoniuke ant ragatkės. Štai taip. Tada uždedu vieną permatomą gumytę. Ir vieną rožinės spalvos gumytę. Tada paskutinėje gumytę su kabliuku nukabinu į centrą. Tada čia buvo skaidri gumytė apačioje. Taigi dedu vieną skaidrę. Ir dabar nuo šios pusės užkabinsiu paskutinėje skaidrę gumytę, o iš kitos pusės rožinę gumytę. Dabar pas mus yra čia dvi skaidrės, o čia skaidri ir rožinė. Dabar dėsime rožinę gumytę. Ir dabar iš šitos pusės, kurioje yra dvi skaidrės, imu paskutinėje skaidrę gumytę, o iš čia imu vidurinėje skaidrę gumytę. Tada lieka čia dvi rožinės, o čia skaidri ir rožinė. Dabar dedu skaidrę gumytę. Ir iš čia imu paskutinę rožinę, o iš čia vidurinėje rožinę. Tada dedu rožinę. Ten, kur dvi vienodos gumytės, imu paskutinėje gumytę, o čia, kur skiriasi gumytė, imu tą, kur viena skiriasi. Ir vėl dedu skaidrę, o taip dedame vieną tokią, kitą tokią gumytę. Taigi, čia yra dvi rožinės, tai imu apatinėje, o iš čia rožinę imu vidurinėje. Ir dabar dėsiu rožinę. Čia imu apatinę, čia vidurinę.
gal truputį painu. Apatinėje, kur 2 ir vidurinėje. Ir tas pusės vis apsikeičia. Taip kaip įsipini, tai paskui nėra labai sunkus pinimas. Tik pati pradžia, kol įsivažiuoji. Džiaugiuosi, kad jums patinka mano video, kad juos žiūrite, rašote komentarus. Nepykit, gal per retai, kaip kiti rašo, kad per retai keliu video, bet ne visą laiką turiu laiko gaminimui ir filmavimui. Aš manau, tie, kurie filmuoja, supras, nebent tie, kurie filmuoja vlogus, nes vlogus jie gal. Bet man filmavimui reikia pasirengimo truputėlį, pasiruošimo, nutaikyti laiką. Tai formuojasi po truputėlį mūsų apyrankė.
Dar norėčiau, kad parašytumėte komentaruose, ar laukite kalėdų, ar jums patinka kalėdos. Kaip namus papuošite kalėdams. Ar specialiai ką nors darote savo rankytėmis. Man patinka įvairūs darbeliai, savo rankomis pagaminti. Taigi namučius stengiasi papuošti savo gamybą. Kelis darbelius rodžiau, kokius esu padariusi. Planuoju nufilmuoti jų bent kelių video. Jeigu jums patiktų, parašykit komentaruose. Truputėlį mano kaimynai triukšmauja. Ką dar čia jums gera papasakoti, kol gaminu apyrankę? Tikiu, jums labiausiai visiems patinka vasara. Man irgi jinai labai patinka. Aš norėčiau, kad jinai nesibaigtų niekada. Kad būtų šiltas oras, žolė ir medžiai visi žali. Dar kartais patinka lietus, bet gražus lietus. Šiaip kiekvienas metų laiko epizodas turi savo privalumų. Turi savo privalumų. Ir savo savotiško grožio. Štai, biškutį jau nupyniau truputėlį. Sulaukiu vieno mergaitės komentaro,
kad jei nesiseka su staklėmis, daryti, nežinau, man tai neatrodo labai sunkus tas darimas. Ir jinai parašė, kad jinai nesupranta, kaip aš užtraukiu gumytę. Aišku, apyrankiam daryti, tai tų gumyčių užtraukti nereikia, nes sukabini su kabliuku gumytės ir jinai lieka sukabinta apyrankė. Kaip su segtuku, o gyvūnėlį bedarant reikia užbaigti, kad ta gumytė laikytųsi. Darbelis pats liktų neiširęs ir tai būna dar kartais, kad išyra. Tai aš jai atrašiau į komentarus, tikiuosi jai padės tai. Nes nemoku paaiškinti, man tai kažkaip lyg ir viskas aišku. Nežinau. Nepykite, jeigu kas neišeina, atrodo, kad ir stengiasi viską daryti. Man irgi ne visada viskas gaunasi. Tai taip, dabar pamatuosim. Dar kelias gumytes reiktų uždėti. Sulaukiau dar praeitam kažkuriam video, sakiau, kad sulaukiau komentaro, kad daryčiau apyrankį iki galo, nes ne visi supranta. Bet jeigu visi darys paskui mane, mano apyrankės šiaip nėra labai mažas, nes mano ranka yra storoka. Šią apyrankę gaminu visą iki galo, norėdama truputėlį dar ir su jumis pabendrauti, bet jūs supraskite, kad visų rankos būna skirtingo dydžio ir skirtingos ilgio apyrankės žmogui gali reikėti. Arba tam gamintojui. Nes jeigu jūs mamytei norėtumėt padaryti apyrankę, mamytės ranka gali būti stambesnė, storesnė negu jūsų rankytė ir žinoma, jums prireiktų ilgesnės apyrankės. Tai štai, man ir užtenka ilgio. Taigi, o kaip norime pabaigti apyrankę? Paprasčiausiai uždedame vieną gumytę viršui ir taip, dar šitą pabaigsiu, kad būtų rožinė. Vienai pusė rožinė ir kitai pusė rožinė.
Ir tada paprasčiausiai vieną gumytę uždedu viršui ir visas gumytes nuimu nuo vienos pusės ir nuo kitos pusės. Ir lieka dvi gumytes. Suimu ant kabliuko ir uždedu segtuką. Štai taip. Kitoj pusėj susegu. Nu, štai mūsų apyrankė padaryta. Vienoje pusėje rožinė, kitoje pusėje permatoma. Ir štai. Jeigu jums patiko šis video, spauskite patinka, komentuokit, laikinkit, subscribinkit. Dalinkite su draugais būtinai ir laukit kito video. Iki.